Lietuvių tautinio atgimimo istorijoje knygnešystės fenomenas užima išskirtinę vietą. Rečiau kalbama apie lietuviškos spaudos platinimą ir lietuviško žodžio sklaidą užsienyje. metais į biblioteką pradėjo grįžti visų išeivių knygos ir buvusi bibliotekos direktorė Birutė Bulotienė kreipėsi, parašė laišką Kaziui Rožanskui. Ir aš tikrai labai norėčiau pacituoti tą laišką, nuo kurio prasidėjo bendravimas mūsų bibliotekos su Kaziu Rožansku. Taigi jis rašo: gerbiama ponia Bulotienė, pavėluotai dėkoju už laišką, kurį esu gavęs metų pradžioje. Atleiskite už apsileidimą. Prieš keletą dienų per privačią siuntinių persiuntimo įstaigą Anykščių centriniai bibliotekai persiunčiau 2 dėžes knygų. Galbūt ne visos knygos bibliotekai tiks. Bandžiau atrinkti įvairaus turinio. Laiške jūs prašėte Lietuvių enciklopedijos 17 tomo. Jį suradau ir persiunčiau. Knygas atveš iš Kauno. Kada atveš, jums iš anksto praneš. Prieš šventes turėtume gauti. Šiaip čia nieko naujo. Gyvenimas mažai keičiasi. Aš pats esu pensininkas, 75 metų, bet dar dirbu 5 dienas, 40 valandų. Praeitą vasarą 2 savaitės svečiavaus Lietuvoje. Anykščiuose taip ir neteko būti. Įdomu buvo pasigrožėti Anykščiais bei apylinkėmis. Artėjančių Kalėdų naujų metų švenčių proga jums siunčiu geriausius švenčių linkėjimus, reiškiu pagarbą ir viso gero. Kazys Rožanskas. Tai pirmas laiškas, pirmas dokumentas, nuo kurio prasidėjo ryšiai su Kaziu Rožansku. Kazys Rožanskas gimė Sterkiškyje netoli Debeikių Anykščių rajone 1919 m. kovo 2 dieną. Savanorio Jurgio ir Onos Rožanskų šeimoje augo 8 vaikai, 4 broliai ir 4 seserys. Visi vaikai lankė Debeikių pradžios mokyklą, kurioje mokytojavo prezidento Antano Smetonos sesuo Julija. Dar dirbdama ir toj slaptoj mokykloje lietuvybės tradicijas puoselėjo ir jau būdama mokytoja visada jinai primindavo nepriklausomybės kovas. Aišku, Julija Smetonaitė visada mokinius vesdavosi prie Savanorio Sabalinkos kapo, kuris palaidotas senose Debeikių kapinėse. Vesdavosi prie knygnešio Jurgio Baranausko kapo, buvo vienas iš pagrindinių knygnešių dalyvavęs knygų gabenimo visoje veikloje. Smetonaitė tai visų vaikų, visų žmonių prisiminimuose buvo pirmiausia ir tokia labai nuoširdi mokytoja. Pasakojo irgi viena močiutė, kad, sakome, aš gyvenime nebuvau valgiusi uogienės, nežinau, kas tai per dalykas, o Julija Smetonaitė turėjo vyšnių, virdavo vyšnių uogienę ir atsineždavo mokyklą ir žiemos laiku virdavo vaikam arbatą su ta vyšnių uogienė. Tai prisimenu kaip patys, kad tokį didžiausią gardėsi. Kai debeikiečiai pasistatė modernę garinę pieninę, kad nereikėtų vežti pieno į Rubikius, dar besimokydamas mokykloje Kazys Rožanskas įsitraukė į pieninės veiklą. Na ir Kazys Rožanskas pieninėje dirbo grietinės nugrėbimo punkto vedėjų ir kiaušinių supirkimo vedėjų. Jis turėjo tokią gyslelę, kaip organizuoti darbus tvarkingai ir kad jie duotų naudos, pelno ir kad tai galima būtų panaudoti jau kultūriniai veiklai, švietimui. Pasimokęs Kaune buhalterijos, Rožanskas greitai tapo sąskaitininku. Dirbdamas Debeikiuose nepamiršo ir visuomeninės veiklos. Jis kaip pažangių ūkininkų sūnus buvo ir Lietuvos šaulių organizacijos narys, priklausė Utenos šaulių būriui, tada visi debeikiečių šauliai priklausė Utenos šaulių būriui. 1940 metais Sovietų armijai okupavus Lietuvą šaulių veikla buvo nutraukta. Miestų ir miestelių gyventojai buvo terorizuojami ir tremiami į Sibirą. Sovietų valdžia nepagailėjo ir debeikiečių. Jurgis Baranauskas, vienas žymiausių knygnešių, tarp 100 pavardžių, kurios knygnešių senelė prie karo Kauno muziejuje yra iškalta, yra ir mūsų Jurgio Baranausko pavardė, kuris labai ir gudrus buvo ten toks. Ir paskui per 41 metų įvykius žuvo, 80 metų turėdamas, jau atėjęs pasižiūrėti, kaip iškėlė vėliavą tautiečiai vidury miestelio ir nušovė čia jį.
Patyrus sovietinės okupacijos žiaurumus, terorą, masinius suėmimus ir trėmimus, kiekvienas Lietuvos gyventojas turėjo apsispręsti, tarp jų ir Rožanskų šeima iš Sterkiškio. Kazys ir vyresnis brolis Bronius priešinosi tiek sovietiniai, tiek vokiečių okupacijai. Karo metais slapta nuo tėvų Kazys rašomąją mašinėlę perrašinėdavo pogrindinius leidinius Laisvės šauklys ir Laisvės kovotojas, kuriuos gaudavo iš Utenos. Ir augęs lietuviškoje tikroje šeimoje patrioto, laisvės gynėjų ir tremtinių, matyt, genuose buvo užkoduota brangint lietuvišką žodį ir knygą. Ir štai prasideda jo pirmieji susidūrimai su knyga, kurie tęsiasi vėliau per visą jo gyvenimą. 1944 metais Kazys Rožanskas įstojo savanoriu į Lietuvos vietinę rinktinę. Ašmenoje buvo suimtas ir išvežtas priverstiniams darbams į Vokietiją. Iki 1945 metų jis buvo laikomas Oldenburge. Vyresnysis brolis Bronius Rožanskas, pasitraukęs į mišką, tapo Žebenkšties rinktinės partizanu slapyvardžiu Banys. 1945 m. Liepos 22 d. žuvo Virtukų mūšyje Kelmės rajone. Jaunesnis brolis Alfonsas buvo suimtas ir išvežtas į Džeskasganą. Tėvas ištremtas į Krasnojarską. Jauniausias brolis Povilas išvyko į Vilnių. Gimtieji namai Sterkiškyje liko tušti. Greitai juose apsigyveno kiti žmonės. Antrojo pasaulinio karo nublokštas į Vokietiją 1945–47 metais Kazys Rožanskas dirbo amerikiečių kariuomenės sargybos kuopoje Würzburge. Vėliau persikėlė į Angliją ir dirbo įvairius darbus Notingeme. Ten jis pradėjo platinti lietuviškas knygas, kurių gaudavo iš Jungtinių Amerikos valstijų. 1958 metais atvykęs į Jungtines valstijas, Rožanskas apsigyveno Čikagoje, lietuviškoje Market Parko dalyje. Gavęs darbą General Motors bendrovėje, joje dirbo iki 1981. Sukaupęs nemažai pinigų, jis pradėjo jau remti viso įvairiopą kultūrinę veiklą ir Amerikoje, ir sugrąžinus Lietuvai nepriklausomybę, jis pradeda remti ir būtent Lietuvos kultūrinę įvairią veiklą. Gyvendamas Čikagoje, Rožanskas aktyviai įsitraukė į Amerikos lietuvių bendruomenės kultūrinę veiklą. 1959–73 metais jis buvo Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės kultūros tarybos reikalų vedėjas, rūpinosi lietuviškų vadovėlių leidyba, platinimu bei siuntinėjimu lietuviškoms mokykloms. Dirbęs Brazilijoje atvykau į Čikagą 77 metais ir išbuvau lygiai 20 metų Čikagoje gyvendamas jėzuitų namuose šalia jaunimo centro, kur irgi jėzuitai su žmonių pagalba pastatė, ir jėzuitų koplyčios. Ir man teko būti jaunimo centro direktorium, tai dieną naktį tenai būti, o vėliau kapelionu. Tai labiausiai Rožanską aš prisimenu, kadangi kiekvieną sekmadienį mes turėdavo mokslo metais, būdavo skautų mišios 9 val. Jaunimo centre, o paskui koplyčioje vėliau. Tai jis visada ateidavo anksti ir buvo tokios lentynos, vitrinos, tai jis ten turėjo knygas. Kiekvieną sekmadienį paimdavo iš salės stalą, išlankstydavo kojas, išstatydavo tas knygas ir tada praeina visi žmonės pro tas duris įeina, tai kur jie eitų, ar į skautų sueigą, ar į kokią repeticiją, ar į posėdį, ar kas ten bebūtų. Kai lankydavosi, vidurkis būdavo mano laikais, kad per metus praeidavo 100 000 žmonių per jaunimo centrą. Tai žinoma didelė žmonių apyvarta ir jis visada turėjo tas knygas, kai kurių po vieną, kai kurie po kelias, ypač naujas. Ir galėdavai su juo pakalbėti, kad čia nauja knyga, kas ten įdomaus, jis lyg skaitęs, ar tikrai žino, kas ten yra. Buvo toks Rožanskas, bet jis praktiškai dirbo spaustuvėje, nes čia buvo spaustuvė tuo metu, kai čia dirbo virš 40 darbininkų ir mes spausdinome kiekvieną dieną ne vien tik draugą, bet ir knygas, ir žurnalus. Mes turbūt per mėnesį
tuo metu kokius 6 atskirus mėnesinius žurnalus atspausdindavom. Kone kas mėnesį po knygą išleisdavom. Būdavo tokia lietuvių knygų klubas, kuris paaiškiai atspausdindavo 1000 knygų ir prenumeratoriai garantuotai išpirkdavo apie 700 knygų. Visą gyvenimo Jungtinėse valstijose laikotarpį knygų platinimas buvo svarbiausia Rožansko veikla. Už lietuviškų knygų platinimą bei kultūrinę veiklą anapus Atlanto Rožanskas buvo vadinamas Čikagos knygnešiu. Taip, čia yra, jis buvo tikras knygnešys, man atrodo, taip mes sakydavom ir jį dabar vadina knygnešiu. Nebuvo taip, kad jis tą daro ir tada dvigubai ima kainą ir taip toliau. Buvo kaip mažytė knygų mugė kas sekmadienį su juo. Nes ne tik tai nueini, matai, o šitas turiu ar nenoriu, bet pabendrauti su žmogum. Jis pakalbina ir pasiūlo, žino, kad ateina toks ir toks žmogus. Visi maždaug pažįstami, kad ir 1000 lietuvių. Tai žino, ką pasiūlyti, paklausti. Rožanskas buvo žinomas kaip išeivijos knygnešys. Jis ne vien tik tvarkė draugo knygyną, nes čia pardavinėtum knygas ne vien tik tas, kur mes spausdinom, bet ir atnešdavo kitus leidyklos savo knygas ir mes jas platindavom. O jis taip pat kiekvieną savaitgalį jaunimo centrą įstatydavo tas knygas, kelius stalus ir jos pardavinėdavo ten. Tai, kaip sakant, jis daug prisidėjo, kad išeiviai patiems būtų prieinamos knygos. Išėjęs į pensiją 1981–2000 metais Kazys Rožanskas daugiau laiko galėjo skirti visuomeniniai veiklai, vadovavo Draugo knygynui Čikagoje. Ir ne tik Draugo leidyklos, su kuria jis turėjo ryšių, kadangi tvarkė Draugo laikraščio knygų pardavimo tą vietą, bet ir iš kitų leidyklų turėdavo. Kartais paklausdavo ir jis neturėdavo, tai tada užsakydavo ar kaip nors kitaip gaudavo. Taip, kad buvo būdas įsigyti knygų, jei ne Drauge kažkiek jų rasti, tai šičia visada čia pat po nosim. Ir jis visada labai maloniai patarnaudavo, nebuvo taip, kad koks piktas senis surūgęs, bet be galo maloniai ir su tokia meilė tai knygai. Vien tas malonumas su juo susitikti, kad ir nepirktum knygos arba nekalbėtum apie knygas. Gyvendamas Jungtinėse valstijose, Kazys Rožanskas šeimos nesukūrė. Visą savo laisvalaikį skyrė savanoriškoms veikloms. Buvo Lietuvių filatelistų draugijos Lietuva narys ir jos biuletenio administratorius, įvairių lietuvių organizacijų valdybų iždininkas. Rožanskas rėmė Baltijos Amerikos lietuvių fondą ir kitas labdaros organizacijas. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Čikagos Vytauto didžiojo šaulių rinktinės narys, apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos medaliu. 1990 metais, atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, ne vienam atsidūrusiam už Atlanto atgimė viltis sugrįžti į Lietuvą. Ir atsisveikinimo vakare Čikagoje jo bičiuliai Antanas Valavičius ir Algirdas Šepėnas iš dienraščio Draugas puslapių rašė: Kazimieras Rožanskas mūsų šio meto knygnešys, kuris buvo visada matomas renginiuose su knygomis, kurias mes galėjome įsigyti, daugiau nebebus su mumis. Jo jau mes pasigedome, nes Čikagoje neliko kas teiktų tą patarnavimą. Jis daugel metų vadovauja Draugo dienraščio knygynui. Kazimieras Rožanskas taip pat buvo ir Lietuvos balso talkininkas, kuriam esame didžiai dėkingi. Jis dažnai padėdavo Altui ir Tautiniai sąjungai renginiuose, kuriuos nariai jam surengs atsisveikinimą. Lietuvių balsas jam linki laimingų dienų tėvynėje. Labai gražus ir prasmingi žodžiai ir jam to užteko. Kazys Rožanskas aktyviai rūpinosi savo gimtuoju kraštu. Už laisvę kovojusiems ir žuvusiems tautiečiams kartu su jaunesniuoju broliu Povilu 1995 metais Debeikių miestelyje pastatė granitinį skulptoriaus Regimanto Midvikio sukurtą paminklą. Tai žinoma, labai jam rūpėjo
įamžinti ir pokario partizanų kovas, tai dėka Kazimiero Rožansko ir atsirado įspūdingo dydžio paminklas Debeikių miestelio centre, skirtas pokario kovoms atminti, ir šitame paminkle įamžinti visi partizanai, jų pavardės iškaltos, tie, kurie būtent veikė Debeikių valsčiuje ir kitur. Tai labai didelis įprasminimas ir amžinimas debeikiečių partizaninės kovos dalyvių. Kaip šios idėjos rėmėjas, Kazys Rožanskas buvo įrašytas į Anykščių rajono savivaldybės garbės knygą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras jį pripažino ginkluoto pasipriešinimo dalyviu. Jam suteiktas kario savanorio statusas. Jis nepriklausomybei prasidėjus daugiausia jau veikė čia Lietuvoje, aišku, jau grįžo ir gyventi Lietuvoje, apsigyveno Vilniuje. Po daugiau kaip 55 metų praleistų Jungtinėse valstijose Kazys Rožanskas 2001-aisiais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Paskui buvo Lietuvoje 9 metus, Šventų Jonų bažnyčioje grįžęs dirbau, tai visai eidavau iš Švento Kazimiero į Šventų Jonų ir jį sutikdavau gatvėje. Tai buvo kaip giminė, kadangi tiek metų, kas sekmadienį susitikdavom. Labai nedaug grįžau, bet tėveliai labai džiaugdavosi gatvėje sutikę poną Rožanską. Jis buvo drauge, dirbo kartu su tėveliu, kad tėtė redagavo tą kultūrinį priedą, o ponas Rožanskas, kiek aš suprantu, ten prie tų spaustuvės darbų dirbo jau tą visą mechaninį darbą atlikti, kad tie laikraščiai išeitų gražiai atrodantys ir panašiai. Tai žinau, kad ten jau jie gražiai pietų pertraukom susitikdavo, drauge valgydavo visi ten kartu. Ir tada va čia, kai ponas Rožanskas grįžo pas giminę, jis nebuvo vedęs, tai giminė čia, tai jie labai džiaugdavosi susitikę gatvėje, kad kitas čikagiškis, kartu mes ten paprakaitavom, o dabar pensijoje visi galim čia džiaugtis Vilniaus gatvėse. Ir tikrai tėtukas labai, ir aš poną Rožanską kelis kartus sutikau, klausdavau, kaip jam čia einasi, sako, vis tiek daug geriau negu Čikagoje. Tai aišku, kad su giminė su kuo, nes ten Amerikoje gan daug žmonių likę vieni. Plačiau apie Kazio Rožansko veiklą Amerikoje Anykščių bibliotekos darbuotojai sužinojo iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos lituanistikos skyriaus vedėjos Silvijos Velavičienės 2002 metais lapkričio mėnesį leidinyje Tarp knygų išspausdinto straipsnio Čikagos knygnešys Vilniuje. Autorė tada rašė, kad anykštėnas Kazys Rožanskas po Antrojo pasaulinio karo nublokštas į Jungtines valstijas, gyvendamas Čikagoje platino lietuvišką žodį, knygą ir spaudą. Kazys Rožanskas ir mums iškilo prieš keletą metų kaip toks šviesus švyturys ir to labiau ne mūsų padangėje už Atlanto. Ir nustebom 20 amžiui, koks gali būti dar knygnešys ir tuo labiau, sakau, tokioj pirmojoje pasaulio valstybėje kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Ir pradėjom domėtis, mano kolegė Audronė daug pastangų dėjo įsiaiškinant. Žinokit, pati pradžia tokia ir buvo, kada 2004 metais aš jį sutikau Vilniaus Anykštėnų sambūryje. Ir apie jį jau buvau žinojusi iš Silvijos Velavičienės straipsnio leidinė Tarp knygų, kad jisai sugrįžo į Lietuvą. Ir taip priejau, pakalbinau ir sakau, Kazimierai, taip mes norėtume jūs matyti bibliotekoje, matyti Anykščiuose. Ir jis taip susiruošė ir atvažiavo. Ir nuo to laiko ta mūsų graži draugystė ir tęsdavos. 2003 metais jis įsteigė Kazio Rožansko fondą Vilniaus krašto lietuvių švietimui remti. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešajai bibliotekai Kazys Rožanskas padovanojo knygų, kurias gavo iš autorių su jam dedikuotais įrašais ir autografais. Tai yra istoriniai pagrindė leidiniai, kaip jis ir laiške rašė. Tiesiog nėra kažkuo jos ypatingos, tiesiog Čikagoje daugiausiai išeivijoje išleistos knygos, bet būtent ta viena Bostono enciklopedijos 17 tomas. Kodėl Birutė Bulotienė, direktorė, prašė tos knygos? Mes 1990 iš kito Anykštėnų kraštiečio išeivio gavom asmeninę biblioteką ir visus 37 tomus Bostono enciklopedijos, bet nebuvo 17 tomo.
Tai kad sukomplektuoti visą tą Bostone išleistą lietuvišką enciklopediją, direktorė kreipėsi į Kazį Rožanską. Taip jisai mums papildė kito išeivio atsiųstų knygų kolekciją, nes trūko 17 tomo. Jo dovanotų knygų turime apskaitoje 88 vienetus, bet jis, žinokit, yra knygų dovanojęs daug daugiau. Dovanojo Debeikių bibliotekai, o didžiąją dalį, tai pagal Silvijos Vėlavičienės informaciją, jisai atidavė nacionaliniai bibliotekai. Mažvydo bibliotekoje yra jo ir rankraščiai. Tada jau didžioji dalis jo knygų tai yra nacionaliniai bibliotekai perduota. Bet mes turim pačias geriausias, tai yra jam su įrašais knygos, jam autografuotos dovanotos knygos, tai kaip aš sakau, pačios brangiausias, pačios svarbiausios iš jo asmeninės bibliotekos. Va čia labai gražiai Kazimierui Rožanskui, žymiausiam tremtyje knygnešiui Čikagoje, lietuviškos spaudos mylėtojui ir platintojui. Kazys Rožanskas dovanojo knygų Debeikių, Utenos, Užpalių ir Vyžuonų bibliotekoms. Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai jis perdavė didelį asmeninį archyvą ir knygų rinkinį. Tai vat tie įrašai knygose, žinokit, ir jį atskleidė, kad būtent jis toks Čikagos lietuviškų knygų knygnešys. Kazys Rožanskas parėmė Antano Saulaičio ir Aleksandro Guobio knygos Lietuvių misijos Amazonėje leidybą. Mes išleidom Lietuvoje 3 laidas apie lietuvius misionierius Amazonijoje. Ir labai įdomu, nes Rožanskas iš Debeikių, o sesuo Ksavera Šakėnaitė, kurie Amazonijoje dirbo misionierė, aš žinoma pažinojau. Tai kai leidom tą knygą apie Amazonijos lietuvius misionierius, jis parėmė tą. Lietuvoje Kazio Rožansko lėšomis buvo išleista Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos moksleivių kūrybos rinktinė kunigo Kazimiero Mikelinsko dar 1946 metais parengta Debeikių bažnyčios istorija. Vienas iš tokių šviesiausių kunigų, jis atsiliepė į vyskupo kvietimą parašyti tą istoriją, radom rankraštį ir šitos namuose ir gimė idėja išleisti knygelę. Ir ačiū Dievu atsirado tokių žmonių kaip Kazys Rožanskas, kuris davė pinigėlių tam dalykui. Ir nedidelė ta knygelė, bet iš tikrųjų labai daug galima sužinoti pačios tos istorijos. Dekanas Mikelinskas iš ties buvo šviesus ganytojas Debeikių parapijoje. Jis ne tik ūkinę veiklą tvarkė, bet jam rūpėjo ir kultūriniai dalykai. Tai jis sugebėjo parengti labai gerą išsame knygelę apie Debeikių parapiją ir bažnyčios visą istoriją. Šios knygelės išleidimą ir finansavo Kazys Rožanskas. Tai buvo pati pradžia. Biblioteka tuo metu leido leidinį Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai. Ir buvo didžiausias išgąstis, kada Kazimieras Rožanskas su 500 litų atėjo pas mus ir sako, aš jūs noriu paremti. Mes net nežinojome, ką daryti su tais pinigėliais, nes rėmėjų iki to laiko neturėjome. Tos 500 litų įnešėmės greitai į banką, į kasą ir po to, kai reikėjo mokėti už knygos leidimą, jie jau buvo nuskaičiuoti mokesčiai ir nebebuvo ta suma tokia. Bet tai buvo pirmoji bibliotekai parama leidžiant knygas ir galiu pasakyti, Kazys Rožanskas rėmė ne 3 bibliotekos leidinius, jis buvo bibliotekos knygų mecenatas. Kazys Rožanskas buvo vienas iš rėmėjų leidžiant Anykščių viešosios bibliotekos knygas. Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai, prisiminimai apie Kazį Inčiūrą, Anykščių dvasios saugotojai, Anykščių biblioteka istorijos vingiuose 1937–2007. Tokia draugystė buvo labai graži su juo, jis atvažiuodavo ir taip atveždavo knygas jam autografuotas. Mes taip surinkom jo kolekciją iš asmeninės bibliotekos. Tai ta draugystė mūsų tokia labai graži tęsiasi, nes jis buvo tiesiog bibliotekos rėmėjas, bičiulis, draugas. 20-ojo amžiaus antrosios pusės Jungtinių valstijų lietuvių kultūrinės veiklos organizatorius ir knygų platintojas, kultūros mecenatas Kazys Rožanskas kartu su knyga nuėjęs ilgą ir vingiuotą gyvenimo kelią, amžinojo poilsio atgulė gimtojoje Anykščių krašto žemėje, Debeikių kapinėse, šalia savo artimųjų ir tėvų. Be galo kuklus žmogus visą gyvenimą susijęs su knyga, asmeniniu pavyzdžiu tvirtino toliau unikalų, fenomenalų atvejį,
pasaulyje, knygnešystė Lietuvoje. Kaip sugeba lietuviai sunkiais ar atsidūrė svetur metais laikotarpiu susikoncentruoti, ieškoti bendrystės ir svarbiausia išsaugoti gimtuosius papročius, tradicijas, spaudą, knygą. Jeigu ten kažkas gali didžiuotis gražia gamta, tai vis dėl Debeikių yra dalykas žmonės. Iš tikrųjų, atrodo, jie tokie gal ir nėra, labai nepasireiškia kaip kažkokie ten kūrėjai ir dar kažką, bet kai giliau pabendrauja asmenybės, nu tokia stiprumas, tas toks dvasios nepalūžimas ir tiesiog užsispyrimas toks aukštaitiškas.